Rokai, koks komentaras tavo apie šiandienos rungtynės? Komentaras, kaip ir rezultatas rodo, sunkus priešininkas, su visa pagarba Mogo, turim iš ko mokytis, aišku, neturėjom pilnos sudėties, tas įtakojo mūsų vartų sieną. Simas atsistojo tik nuo antro kėlinio, nes daug priežasčių tam buvo, tai žodžiu, sunkios rungtynės, po tokios geros atkarpos 7 pergalių iš eilės. Reikia gal kartais nusinulinti, tą priimam ir žiūrim į rytojų. Ir būtent paminėjai dėl biškai nukraujavimo ir kelių žaidėjų nebuvo, taip pat Artūro Pavliukovo, kas atsitiko? Jo, tai iš tikrųjų kortą sumaišė labai stipriai nuo pat ryto, pagal planą šiandien Artūras turėjo stovėti ir tas faktas turi įtakos dabartiniam rezultatė taip pat. Jeigu Artūras būtų pradėjęs rungtynės, būtų galbūt ir visai kitas rezultatas. Aišku, kaip sakant, ir mūsų jaunajam vartininkui pavyko pasisemti patirties iš tokio priešininko, o dėl komandos tai šiandien pradėjo kristi visi kaip musės nuo viruso, pasisus temperatūra, daug kas serga, tai taip pat dienos eigoj matėsi po vieną vis minus, tai labai tikimės, kad labai greitai išsveiksim ir bandysim žiūrėti ir kabintis kitose rungtynėse. Ir būtent kitos rungtynės jau rytoj, ir manai, kad galima iš šiandienos klaidų pasimokyti, taip pat tikėtis, kad sugrįž žaidėjų ir rytoj pasiekti geresnį rezultatą? Mogo yra komanda, iš kurios gali mokytis visada, turbūt, bet kurioje sezono atkarpoje. Faktas, kad su tokiu priešininku nulipi nuo aikštelės ir kažką naujo išmoksti. Tai žiūrint apie rytoj, žiūrėsim, kaip komandos draugai jaučiasi, žiūrėsim kokią situaciją ir eisim vėl lygiai taip pat kautis. Kiekvienas rungtynės žiūrim rimtai ir tiesiog taip sukrito, taip sutapo. Ačiū. Ačiū.